Hei, sveiki visi, čia vėl Viktorija ir mano naujasis video yra LPS sijonukas. Na, mano šis gyvūnėlis turi labai siaurą kūnelį, gal jam nelabai gražiai atrodo, bet visai nieko. Nes jau nedaug turiu tų LPS-ų. Taigi, šiam grožiui nupinti reikės gumyčių, vieno kabliuko esklipso sujungėja tai yra. Ir šią gaminau, šį sijonuką gaminau iš geltonų gumyčių ir tokių margų. Galite naudoti dviejų spalvų, galite spalvotą padaryti, kaip jau jums išeitų. Ir reikia ilgų staklių. Taigi imu ilgas stakles. Vienas stulpelis yra štai taip. Nors jis man ir nelabai reikalingas. Vidurinis. Ir imu po vieną gumytę. Rožinį dabar imsiu. Uždedu ant dviejų ir apsuku dvigubą. Viena. Dvi. Trys. Keturias. Taip. Viena, dvi, trys, keturias, penkias. Šešias. Ir dėsiu dar 7 gumytę. 6 ir 7 gumytę. Ir dabar dėsime iš tų spalvų, kurio norime daryti sijonuką. Tai pavyzdžiui, dėsiu 2 žalias, po 2 poras gumyčių ir dėsiu ne to, bet ant šitų 2 stulpelių ir dėsim va štai taip. Galite dėti vienodus, galite dėti skirtingus. Dabar dėsiu, pavyzdžiui, 2 mėlynas. Dedu čia ant šitų 2. Dabar vėl 2 žalias. Pavyzdžiui. Štai taip ant šių. Vėl 2 mėlynas. Vėl 2 žalias. Ir dabar jau čia ant nedėsim, paliksiu paskutinę gumutę. Ir ant tos gumutės apsuku vieną gumutę 3 kartus. 1, 2 ir 3. Ir dabar su kabliuku šias patraukiu, šias užkabinu apatines. Ir paprastu pinimu
Čia patraukiam žalę. Einam per vieną eilutę. Ir ant šios paskutinės dar paimsiu vieną gumutę, prakišim, užkabinsiu kabliuku ir va taip patraukiu ir palaikykim ant kabliuko. Galime gražiai nuimti. Štai taip gaunasi toksai darbelis. Patraukiam. Ir dabar belieka tik tai sujungti mums su segtuku. Su segtuku sujungti kraštus. Štai čia užkabinu vieną ir čia užkabinsiu. Iš tos pusės. Ir štai taip patempiam. Štai toks sijonukas. Taigi, laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir laukit kitų video. Ir šį kartą sakau iki.